Labas rytas, bandysiu kalbėti, nes praeitą savaitę balsą praradau. Žodžiu, skudėjo gerklę, bet neperėjo į slogą, bet iš karto į kosulį perėjo ir, žodžiu, tai dar vis pakosėjau, tai nelabai ką stengiuosi ir filmuot kalbėdama, bet šiandien jau pirmadienis. Va, o šiaip, kaip matysi gal labiau, nes vis tiek čia pradžiai pasakoju, gavau kelis užsakymus prekių, tai pakavau ir kas daugiau, labai daug nuveikėm jau vien per šias kelias dienas, tai galėsi pasižiūrėti šiame vloge toliau, ką mes čia nuveikėm, kur pramogavom ir panašiai. Va, aš kol kas toliau dirbu ties konsultacijom, savaitgalį ties tuo nedirbau, nes labai kažkaip ėjo užsakymai, kaip ėjo, ten keli įkrito, taip visai netikėtai, nežinau, kažkoks labai sujudimas. Tai ką norėjau parodyti ir dar prieš parodant, priminsiu, kad tavo kelios sekundės labai mums padėtų augti. Tai paspaust laiką užtrunka sekundę laiko prenumeruoti, jeigu neprenumeruoji šio kanalo. Jeigu nori, gali pakomentuoti, kas tau labiausiai patinka mūsų vloguose, arba jeigu esi pirmą kartą, kas patraukia akį, dėl ko įsijungi šį vlogą. O šiaip esu Tija, Mažųjų ritmų ir mamos linija įkūrėja. Labai juokinga šukuosena. Ir nusprendžiau pasidaryti 52 savaičių iššūkį, per kurį turėčiau kardinaliai pakeisti tiek savo šeimos gyvenimą į gerą pusę, nes 5 metus dirbau prasmiai, bet nieko už tai mainais negavau ir tiesiog norisi šeimą ir dukrytę nusivežti prie jūros, nes labai mėgsta jūrą. Ir mažylis, kad irgi galėtų gauti daugiau mano dėmesio ir atkeliauja, ateisi, jau ropoja mano mažasis, susidomėjo. Tai norisi kažkaip savo šeimai gero, nes labai tikrai ilgą laiką antrame plane buvo ir manau, kad neturi kentėti šeima vardan prasmės ir vardan ne tai, kad kitų šeimų, nes man patinka, ką darau, bet aš tiesiog pavargau atgal nieko negauti, o pasaulis taip neveikia, viskas vyksta mainais. Tai todėl ir išsikėliau šitą iššūkį, kad galėčiau toliau tęsti prasmę, bet tuo pačiu ir galėtų nueiti tiek į kirpyklą, tiek savo šeimai atnešti maisto ant stalo, nusivežti atostogų ir panašiai. Tai va, tai labai čia užsitęsiau. Ką norėjau parodyti, kad dar liko kelios prekės. Liko 2 kortelės juodai baltos nuo mėnesio iki 3 mėnesių kūdikiams. Jeigu būtų aktualu, gali parašyti man per Instagramą ar per čia Instagramo įdėsiu QR kodą arba Facebooką ir susitarsim, kaip perduoti. Ir taip pat turiu nuo 3 iki 6 mėnesių, kol kas jie ir neišsiparduoda. Juodai baltos tai labai, sakau, šį savaitgalį tai iš visų dirbas kažkoks. Tai nuo 3 iki 6 mėnesių jau yra juoda, balta ir raudona. Ir jų turiu 6. Tai jeigu galbūt kažkoks baby šiaurės nusimato, ar lankynoms tai jau labiau šitas tiktų. Nes lankynos dažniausiai nuo 2 mėnesio būna, tai jau tas juoda balta kaip jau turėtų turėti. Tai va, o šiaip toliau dirbu ties savo konsultacijom. Tuoj. Labas. Atėjai pas mamą?
O kur tu kojinę pametei? Šikt mažas atėjai. Kojinę pametei. Tai va. Tai dirbu ties savo konsultacijom. Ne. Atėjai savo veiduką parodyti. Tai pakuosim čia įstutį. Žiūrėk, aš tau duosiu. Tai kaip ir minėjau, dirbu ties savo konsultacijom. Turiu mintį, į kurias Facebook'o grupės parašyti. Galbūt atsiras kam aktualu. Ir šiandien pirmadienis galvoju naują rubriką Instagrame, kokia sėkmė aplankė praėjusią savaitę. Žodžiu, kas gero įvyko praėjusią savaitę bus. Tai galėsi ir tu pasidalinti savo atėjai. Galėsi ir tu pasidalinti savo sėkmėm. Aš pasidalinsiu savosiam. Taip. Ir dar kažką norėjau pridėti, bet užkrito. Žodžiu, manęs jau reikia mažyliui, tai aš keliauju ir kviečiu pasižiūrėti, kaip praėjo mūsų ši savaitė ir jau susimatysim gale video dar. iš kartos į kartą eina ta mama. Nu ir tada gavos, kad tai atsimenu, mes kai važiuodam, tai visą laiką ten, kiekvieną vakarą jos ten ple, aš ten savo, žinai, jau kai išpakau. Aha. Antrakas jau ten. Ulala. Šitie bus mano. Man atrodo. Nu, sausiai. Galim šitus nuplėšti. Ilgas ežere įšalo vilkas ir sukilo vyrai tuoj. Tolia, tolia, toj, mušti vilko, mušti vilko.
Šiaip ne taip. Žiūrėk. Kokią klaidą daryti. Einam. Ai, buvę? Jo, bet galim susikartoti visą kokardą, klausyk. Pasiėmė šitą, paklausom. Tai jūs paklausysite man. Jau. A? Eini. Toliau. Aplenk įdomu. Oi, pastum, čia. Prastamsi pavyks? Einam. Tai. A? Laikau tave. Laikau tave. A dabar žiūrėk, savo paim kardinę. Trauk. Dabar na, šon. O, matai, skylėje. Čia skylė. Что ты? Paimta, nusiųsti. Nežinau. Man atrodo, pabandėm.
O, 2 žuvytės mačiau. Geras. O, va, yra žuvų. Tokiose, va. Tokiose vietose, žinau. Išplaukė kažkur, man atrodo. Koks didelis avinas. Ane? Vau. Na ką, šiam kartui tiek, jau turiu greit čia nusifilmuoti, nes tuoj grįš tėtis su dukryte, o mažylis jam dygsta dantys, tai piktas. Tai tik norėjau padėkoti, ačiū, kad žiūrėjai iki galo, pasižiūrėjai ir mūsų, ką nuveikėm per savaitę laiko, nuveikėm tikrai daug. Ir tik priminsiu, kad jeigu dar neprenumeruoji šio kanalo, tai spausk prenumeruoti, like po šio video ir pakomentuok, kas labiausiai patiko, gal turi kokių idėjų. Tai smalsu sužinoti ir kol kas tiek keliauju pas mažylį. Tai iki sekančios savaitės. Iki!